Labadiena, regbio mėgėjai, sveikinamės iš Šiaulių, Lietuvos regbio sostinės ir būtent čia šiandien Baltijos top lygos finalas. Finalas tarptautinis, tas retas, ne pirmasis, tačiau retas atvejis, kai finale susitinka ne dvi Lietuvos komandos, susitinka Šiaulių Vairas, Kalvis Jupoja ir be abejo Garkalnės Livonija. Coach, at last we have a new champion from Latvia. Yeah. What does it mean for you and for your team? Oh, it's amazing. It's been so much hard work by the guys. I think they left a statement today, not just a win. Look at the result, but everybody's worked for it. Physios, management. We stuck to our structure and I think we disrupted their structure. And maybe, as you said before the game, they haven't as much consistency in their team that we have, so it was easier for us in that respect. We knew where each player was. But I thought the match official was very good as well, so yeah, you got to be happy. Thank you and enjoy the moment. Thank you. Treneri, antrasis kėlinys, kas nutiko, viskas ten sudegė? Nereiktų gal tiek svorio uždėti ant to žaidėjo, bet šiandien jis teritorinį žaidimą žaidžia geriausiai ir tie dalykai yra jaučiami. Kreditai Livonijai. Tai grumtynėse tam vadinamą pakę jie turi ką pasiūlyti, jie turi gilį, jie turi pastovumą, consistency. Šiandien jie to vietų darė gerus dalykus. Mes sunkiai su to tvarkėmės. Taip pat turiu paminėti, kad mes nemažai klydom, arbitrų ranka kilo. Džiugina tokie dalykai, kad čempionų komanda šiandieną backline vėri, net neturiu ką pasakyti, turiu tik tai pasakyti jiem, kad reikia ir ten turėti gerą regbį, bet rezultatas šiandien jų, jie laimėjo, mes sveikinam juos, aš be galo didžiuojas komanda, be galo didžiuojas jaunimu, susitvarkė, daug paugom, tikiuosi, kad daug paugom. Kalbant bendrai apie sezoną, nepaisant tą pralaimėjimą, geras sezonas? Labai sunkus sezonas, neatsimenu, kad tokį sezoną turėjom, mums niekada nebūdavo lengva, bet šis sezonas buvo sportinė prasme sunkus, o psichologiniam prasme jis buvo ypatingai bele kaip sunkus. Tokia tiesa. Tai yra viskas, Livonija kelia rankas į viršų, gal kiek netikėtai lengvas finalas jiems po pirmo kėlinio turbūt lyg ir turėjom tokį įstikinimą, kad geras turėtų būti finalas, Vairas gerokai silpnesnė komanda turėtų kautis dėl to titulo, nagais dantimis kabintis. tą matėme pirmajame kėlinyje, to nematėme antrajame ir būtent dėl to rezultatas yra toks, kokį matome. Baltic XL Livonija naujieji Baltic Top lygos čempionai.